Sveiki visi, aš FKS12 ir šiandieną aš norėčiau aprodyti savo kompiuterių kolekciją. Taigi, kodėl man nepradėjus? Kodėl mums nepradėjus nuo galingiausio? Taigi, mano galingiausias kompiuteris yra šitas, kuris turi... nelabai jis. Čia parašyta Core 2 Duo. Ir aš jums parodysiu, kaip jis įsijungia. Įjungsiu monitorių. Štai. Turiu instaliavęs į Windows 7, kaip matot. 64 bitų. Taigi, atleiskit, kad šiek tiek judinu kamerą. Ką padarysi? Taigi, gerai. Įeisiu savo accountą. Ir aprodysiu jums Windows indeksą. Taigi, kaip matot, mažiausias yra 5.1 ir taip pažymėta yra mano vaizdo plokštė. Ir atleiskit mano šunį, kuris trinasi aplink mano kojas. Procesorius 6.4, ramai 6.4, vaizduškė 5.1 ir 5.9, diskas 5.9. Planuoju nusipirkti SSD tipo judančių dalių neturintį diską anksčiau ir vėliau. Taigi, manau, kad... tiesa, kol aš čia, aš jums galiu parodyti, kas yra šitam kompiuteriu. Taigi, kaip matote, aš turiu prie savęs porą dėžių. NVIDIA GeForce 210. Jie tuščia. Kaip matot, ne visai tuščia, bet vaizduškės čia nerasit, nes jinai jau yra įdėta. O motininė būtų šita Asus P5G41 TM LX3. Jie yra nedidelė ir aš galiu jums parodyti dabar kompiuterio vidų. Taigi, o ką mes turime čia? Turime, nežinau, ar šitą matysit, 400 vatų power supply, Asus Silent Square, ne pats tyliausias, bet gerai dirba, ventiliatorius, NVIDIA GeForce 210, DVD rašytuvas LG, 2 500 GB diskai ir virlės 54 MB į sekundę. Kaip matot, antena. Na, štai ir USB 2.0. Taigi, ir vienas slotas 4 GB DDR3 RAM. Sekantis pagal galinkumą būtų mano AMD 64 sistema. Ir, kaip matot, šonas, ten bla bla bla. Ir, nežinau, šitą matysit, bet tiesą pasakius, aš to įjungsiu švieselę. Kaip matot, čia aš pats nudažiau. Ne pats geriausias darbas, bet man tinka. Tai kodėl man jo neįjungus? Taigi, V-Class motininė. Supipsėjo. Ir aš anksčiau turėjau Windows 7 ir palaukit feilas.
Aš turiu keyboardą. Antras bandymas. Šį kartą su prijungta pele ir klaviatūra. Taigi. V-klas motininė. Anksčiau čia būdavo dual boot su Windows 7, bet 40 GB diską įdėjau kitą kompiuterį. Tai ką padarysi? Šitas daiktas Windows 7 neturės. Ir jis turi Windows XP 32 bitų. Taigi, palauksim, kol užsikraus. Taigi, jis turi 512 MB RAM. Anksčiau turėdavo 1 GB, bet aš jums parodysiu, kur kita pusė GB išėjo kartu su 128 MB. Taigi, come on. Viskas dirba. Okei, laukiam. Taigi, kaip matote, Athlon 64 2 GHz 596 MB RAM. Taigi, teisingai čia 128 mesta. Taigi, manau, kad dabar jį išjungsiu ir parodysiu dar vieną savo kompiuterį. Pamiršau jums atrodyti video. Taigi, nuimsim šitą ir nežinau, ar galėsiu vieną ranką paimti. Ai, antras. Fuck. Padedam. Ne, man nepavyks. Taigi, kaip matote, šito kompo vidus nieko ypatingo ir atleiskit už tą apšvietimą. Turiu tik tai šitą lempą. Kamera ne pati geriausia. Taigi, AMD su kuleriu, ventiliatorius. Du diskai, vienas 40 GB, kitas 500. PCI Express 16, 600 kažkur megabaitų ramų. Onboardas video. 400 vatų kodegeno power supply. Štai galas. Nežinau, kaip čia išeis. Taigi, manau, kad su šito kompu viskas. Taigi, nieko nelaukia, imame sekantį kompiuterį, kuris yra šiek tiek silpnesnis. Ir aš jį, tiesą pasakius, visai neseniai sudėjau. Buvau sendaikčių išpardavime, kuriame pardavinėjau visokias kompiuterių dalis. Ir aš nusipirkau motininę plokštę už 25 litus. Pentium 4. Kaip matot, užklijavau lipduką. Ir originaliai jis turėjo Celeroną, tačiau kaip tik šiandieną man atkeliavo Pentium 4 iš Vilniaus, kurį aš užsakiau. Taigi aš jau jį įsistačiau. Taigi, kodėl mums jo neįjungus? Įjungiu monitorių. Ir dabar jisai turi tokį seną diską. Čia yra Compaq motininė plokštė iš Compaq kompiuterio. Ir
rašo, kad monitorius negali nuskaityti. Dabar aš esu čia suinstaliavęs Linux. Yra galimybių, kad aš suinstaliuosiu Windows XP ir tiesiog šitą kompą atiduosiu savo tėčiui kaip atsarginį. Nes, nežinau, jau turiu pakankamai tų kompiuterių. O dabar atskiras dar Linux. Ir, kaip matot, Linux Mint. Ir aš nueisiu desktopą ir jums tuoj viską parodysiu. Taigi, mes jau desktopą. Tik tai dar reikia šiek tiek palaukti, kol ikonus. Kaip matot, neturiu dabar čia interneto, nes reikėtų man kada nors nusipirkti Wi-Fi'aus plokštę, bet kol kas neturiu. Ir eisim į sistemos properties, system settings. Jau visai pripratau prie Linux Mint, details, tai užkraus. Štai. Čia yra, jau mano kamera susifokusuos, 432 megabaitai, nežinau, gal šiek tiek silpnai matot, Pentium 4 2.8 GHz 533 FSB, 32 bitų operacinė sistema, 20 GB diskas ir, tiesą pasakius, aš kažkur turėjau tą procesorių, jeigu neklystu, gal prieš savęs. Ir senasis procesorius yra štai čia. Štai Celeronas 400 MHz. Įdėjau šitą, kad nesusilankstytų. Taigi, manau, dabar išjungsiu jį ir aprodysiu šitą kompo vidų. Taigi, pažiūrėkime, kokiu greičiu jis išsijungs. Aš net nespėjau pasakyti, o jisai jau užsijungė. Gerai, tai aprodom kompo vidų. Taigi, kaip matot, nieko ypatingo. Tik tais nežinau kodėl, bet tačiau onboard garsas nusprendė neveikti. Taigi aš tiesiog įmečiau šitą, koks čia yra Creative Labs garso plokštė ir atrodo, kad viskas veikia gerai. Uždėjau socket 478 ne ventiliatorių heatsink. Ventiliatorius iš tikrųjų yra nuo AMD. Aš tiesiog nuėmiau lipduką, nes čia Pentium 4. Diskas nieko ypatingo, 20 GB Western Digital. Floppy skaitytuvas ir, kaip matot, CD skaitytuvo dabar neturiu. 350 W Codegen maitinimo blokas. Na štai, Linuxą turi šitam kompe ir planuoju nusipirkti geresnį diską, nes šitas jau labai triukšmauja, kaip girdėjot. Galą galiu aprodyti. Manau, naudoju onboard video. Taigi, tai jo. Tai judame prie mano paskutinio kompiuterio. O mano paskutinis kompiuteris yra štai šis netbookas, kurį aš naudoju, kai tingiu atsisėsti prie stalo. Aš tiesiog pasiimu ir jį įsijungiu gulėdamas. Ir jisai dabar buvo tik tais užmigdytas. YouTube'as įjungtas. Tiesą pasakius, YouTube'ą neblogai jisai paleidžia. Galėčiau dabar padaryti, kad jisai restartuotų, kad pamatytumėt, kokiu greičiu jisai įsijungia.
Tai jau čia viską išjungsim ir paleisti iš naujo. Taigi, vienintelis dalykas, ką aš čia padariau, tai upgrade'inau ramus nuo 1 GB iki 2 GB DDR2 ir panašu, kad jisai veikia dabar žymiai geriau. Nemanau, kad čia įskaitysit. Čia parašyta Intel Atom N450, 1.6 GHz, vienas branduolys. Tuo tarpu mano tas gaminimo kompas turi 2 branduolius, bet gulint man geresnio kompo lyg ir nereikia. Jis yra Asus EEE-PC 1005PX. Ir štai jungiasi Windows 7 Starter. Galbūt suinstaliuosiu 64 bitų arba Ultimate, arba abu kartu. Tai jo, matot, jisai, jo dugnas, nerodysiu jums product key, nes galiu už pats panaudoti. Mano flešiukas, tiesą pasakius, greičiausiai jisai nesijungia dėl to, kad flešas yra. Jo, dėl to ir nesijungia, kad flešas pajungtas. Bet čia yra 8 GB Data Traveler, mokėjau už jį 40 litų, buvo nuolaida 8 GB ir štai jisai jau pasirodęs, mano kompas. Ir aš jums parodysiu sistemos ypatybės. Ir man jau tuoj baigsis laikas. Turiu 40 sekundžių viską pasakyti. Taigi, sistemos įvertinimas. Nagi, neturiu aš labai daug laiko. Come on, come on. Come on, come on. Kiek atsimenu, yra kažkur apie 2 ir yra tai įvertintas mano procesorius. Taigi, manau, užteks, nes man jau viskas 8 sekundės liko. Taigi, sakau jums iki. Screw that. Sprendžiau viską persikelti ir dar kartą įsijungti laptopą ir gerai. Tai aš jums parodysiu. Kaip matot, procesorius 2,3, atmintis 4,6, grafika 3.0, žaidimo grafika 3.0 ir diskas 5,8. Tai netbookui, ne patys geriausi rezultatai, bet neblogi. Taigi, dabar aš jį išjungsiu. Ir tada dabar jau tikrai sakau jums iki ir susitiksime kitose video. Sėkmės!